turi būti atsakingas? Valstybė, vyriausybė, įmonė, šeima, asmuo. Ir iš tikrųjų, Rūta pasakė čia, kad marketingas turi būti socialiai atsakingas. Taip. Aš skaitau, kad marketingas iš esmės yra socialiai neatsakingas, jis negali būti socialiai atsakingas. Todėl, kad marketingas formuoja socialiai neatsakingą asmens elgseną. Aš nenoriu apie tai diskutuoti, tiesiog kaip replika. Iš tikrųjų yra skirtingi socialinės atsakomybės lygiai. Ir čia dar reiktų pridėti Global Compact, pasaulis mezo, makro, mikro ir ateiti iki asmens. Iš tikrųjų, kada mes kalbam apie valstybės, čia buvo pasakyta, kad nesilaiko patys standartų, sakykime, nėra socialiai atsakingi ir panašiai. Mūsų vyriausybė. Tai aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų socialinė atsakomybė tai yra ne įmonių, o vyriausybės sudaro vaidmenį. Ir kai vyriausybė nesusidoroja su socialinė atsakomybė, negali spręsti socialinių problemų, tada jinai perkelia prie įmonių. Ir aš esu tikra, kad pati idėja pasaulyje kilo būtent iš to, kad vyriausybės nesugeba susitvarkyti ir sako, dabar jūs tą turite daryti. Pavyzdžiui, ekonominė krizė ir tas caras pas mus Lietuvoje. Pažiūrėkit, kas yra parašyta nacionaliniam susitarime. Čia įmonės įsipareigos. Taip pat yra pavyzdys, kada vyriausybė sako, sunku visiems, dabar jūs turite įsipareigoti, remti mokyklas, vaikus, jaunimo, ten neformalų ugdymą ir panašiai. Kodėl neparašytas senelius, ten, pavyzdžiui, šunelius ir taip toliau, galima būtų sąrašą pratęsti. Bet, aišku, kalbėdama visiškai be jokios ironijos, aš nemanau, kad įmonė gali taip pat lengvai pasirašyti tokį susitarimą, nes pirmiausia, ne įmonės pasirašė, už jas pasirašė, kas atstovauja tas įmonės. Ir dabar įdomu man pasižiūrėti, kaip tas bus patikrinta. Bet kaip patikrina, kad įmonės šitą daro. Taip, mes vėl kalbam, gražiai skamba nacionaliniam susitarime, bet nieko nedaro. Lengva kalbėti. Kaip suprantame socialinę atsakomybę Lietuvoje? Čia buvo jau daug labai pasakyta. Aš tiesiog net nežinau, iš kokios įmonės paėmiau tas frazes. Aš nenoriu dabar jų, tiesiog iš vienos socialiai atsakingos įmonės ataskaitos. Aš paminėsiu kelių įmonių vardus, bet aš nenoriu labai, taip sakant, tiesiog neprisimenu kokios. Mes dažniausiai ataskaitose skaitom tokius dalykus. Ar tai yra socialinė atsakomybė? Tai jūs patys tą klausimą kėlė. Ar įstatymų laikymasis gali būti socialinė atsakomybė? Mes jau apie tai kalbėjau. Iš tikrųjų, dabar įsivaizduokit įmonę, kuris sakytų kitaip. Sakytų taip, kad užtikrina teisingą ten laikų gaunamą atlygį, nesisako priverstinio darbo. Jeigu yra teisė, tai gali būti ir antiteisė. Jūs įsivaizduojate tokią įmonę, kuri paimtų ir pasakytų, mes tai šito nedarom, moteris diskriminuojam, vaikus garbinam, atlyginimus sąžiningai nemokam. Pažiūrėkime tą kitą pusę. Miltono Friedmano pavardė nuskambėjo. Žinoma, jis yra, jeigu mes paimsime tokius du kraštutinius požiūrius, tai jisai bus turbūt iš kairės jau visai. Friedmanas, bet jis yra Nobelio premijos laureatas. Ir ilgai labai gyveno. Ir matyt, kažką suprato apie savo gyvenimą. Aš visada sakiau, kad jis yra 20-ojo amžiaus vienas iškiliausių ekonomistų. Po Keynes'o tikriausiai, arba kartu su Keynes'u, nors jų nuostatos labai skiriasi ekonomikoje. Jisai pasakė štai ką, kad iš tikrųjų vienintelė, jeigu trumpai pasakyti, atsakomybė įmonės, yra jos ekonominė atsakomybė. Jis turi uždirbti pelną akcininką. Jo pranešimas labai gražus. Ir aš žiūrėjau visas jų ataskaitas ir iš tikrųjų tai yra įmonė, kuri tą bent jau sugeba gražiai patraukliai pateikti. Bet aš neišgirdau vieno žodžio iš frazės. Akcininkas. Kokia yra atsakomybė tėvų prieš akcininką? Jūs išnaudojat virš 2 milijonų litų šiais metais įvairiom veiklom. Ir dabar jūs akcininkai. Aš turiu akciją dėl. Aš esu jūsų ten sąsojų turite ar kažką tokio, tai aš esu investavusi jūsų įmonę. Kas paklausė mane,
Ar aš sutinku, kad tas būtų padaryta? Akivaizdu šito negalima padaryti, bet... Aš galiu atsakyti. Jūs dirbkite kitos įmonės akcijas, nes jau kitais metais 4 milijonų. Bilion pelningas neįmonė, jeigu žinot, tai pirkit, nes... Aš žinau, kokios įmonės reikia pirkti. Reikia pirkti Lietuvos elektrinę. Pirkite, kodėl perka savo montažą, kodėl perka savo. Todėl, kad investicijas